Šią savaitę šis jaunuolis susilaukė daug dėmesio. Jis svajojo įsigyti namą, neišleisdamas nė cento. Gali tikėti, galit ne, bet jam pavyko vos su viena raudona sąvaržėle. Donas Tayloras žingsnis po žingsnio pasiekė šią nuostabią kelionę. Aš pasinėriau į nuotykį ir ši sąvaržėlė simboliškai jį prilaikė. Labai paprasta prisiminti. Viena raudona sąvaržėlė. Kailui McDonaldui iškilo paprastas klausimas. Kiek verta viena raudona sąvaržėlė? Atsakymas sudėtingesnis ir labiau įkvepiantis, nei galėtumėte įsivaizduoti. Vos 26 Kailas, sėdėdamas prie kompiuterio Montrealyje, Kanadoje, pradėjo seriją mainų vos nuo vienos raudonos sąvaržėlės. Jam buvo smalsu, ar įmanoma apsimainyti tiek kartų, kad galiausiai jis mainais gautų namą. Jį įkvėpė vaikystėje žaistas mainų žaidimas Bigger and Better. Būtų šaunu, jei užuot dirbęs, kad įsigyčiau namą, galėčiau tiesiog žaisti Bigger and Better ir galiausiai namą gauti mainais. Tada permečiau akimis savo stalą ir pamatęs raudoną sąvaržėlę, nusprendžiau nuo jos ir pradėti. Laikinai palikęs pardavėjo darbą, Kailas įkėlė skelbimą į Craigslist tinklalapį, kuriame žmonės gali iškeisti nereikalingus daiktus į norimus. Neilgai trukus dvi jaunos moterys iš Vancouverio, Kanados, pamatė jos skelbimą. Sakau, Rauni, žiūrėk, šis vaikinas nori iškeisti sąvaržėlę. Gal mainomės? Ką galim jam pasiūlyti? Kai tik sulaukiau skambučio, supratau, kad bus smagu. Galėsiu mainytis. Žmonės domisi. Tai ką gavai pirmiausia? Pirmasis mano mainais gautas daiktas buvo žuvies formos rašiklis. Po 2 dienų Kailas nuvažiavo prekybos centro stovėjimo aikštelę iškeisti savo vienos raudonos sąvaržėlės. Tada jis atidavė žuvies formos rašiklį moteriai iš Seatlo, Vašingtono valstijos, mainais į nedidelį belstuką su šypsenėle. Belstukas buvo atiduotas vyrui iš Amhersto, Masačusetso valstijos, už turistinę viryklę. Tai, kas prasidėjo kaip žaidimas, tapo gyvenimu. Tad jis sukūrė savo interneto svetainę oneredpaperclip.com. Ar gaudavai keistų pasiūlymų? Sulaukdavo kokių 5 tikrai keistų pasiūlymų per dieną. Žmonės ėmė siūlyti nekaltybę, kūno dalis, sielą. Atrašiau, kad nesidomiu sielomis ir kūno dalimis. Tačiau atsirado ir normalių pasiūlymų. Jis surado jūrų seržantą Kalifornijoje, kuriam reikėjo turistinės viryklės, už kurią jis atidavė generatorių. Už nerealų generatorių gavau dar nerealesnę statinę alaus. Po 2 dienų vietinis radijo didžėjus labai panoro alaus ir mainais pažadėjo man savo sniegomobilį. Taigi Kailas jau išgarsėjęs gavo sniegomobilį. Kaip norėčiau pasivažinėti, bet tikiuosi, greitai pavyks jį išmainyti. Tada jis davė interviu Kanados nacionaliniai televizijai, kurio metu prasitarė, kad apsvarstytų bet kokį pasiūlymą išskyrus vieną. Važiuočiau į bet kurį pasaulio kraštą, išskyrus Jaką, Britų Kolumbiją. Maniau, kad vis tiek niekas iš ten nesugalvos man nieko siūlyti. Vieną rytą atsikėliu suskambus telefonui. Balsas sako, labas Kailai, aš Jeffas, turim tau pasiūlymą. Šaunu, pamaniau. Jis sako, kviečiam tave į Jaką. Taigi Kailas išsikeitė sniegomobilį į savaitgalį Jake 200 žmonių kaime Kanados kalnuose. Štai raktai. Jis buvo iškeistas į nedidelį sunkvežimį, kuris virto kontraktu su įrašų studija. Tada jis susipažino su jauna dainininke ir dainų autorė Jody Grant, kuri labai norėjo rašyti savo muziką. Šių mainų metu Kailas suprato, kad vyksta kažkas ypatingo. Jis ne tik derisi dėl namo. Jo veikla padeda gyvendinti svajones. Ką jam pasiūlė? Pasiūliau vieno kambario butą metam žavingoje Phoenixo mieste. Taigi paskambinau Kailui. Ji paminėjo, kad labai norėtų kontrakto čia. Jo žavinga asmenybė labai išryškėjo pokalbio metu, todėl sutikau. Kai Kailas nuvažiavo susitikti su Jody, kiekvieną jo žingsnį lydėjo visa viešųjų ryšių armija. Jis iškeitė kontraktą į raktus. Žmonės man sakė, gavai namą. Taip toli nuėjai ir gavai namą. Taip, čia namas, bet man jis priklausysiu tik metams. Tiesiu tol, kol turėsiu savo namą. Tada Kailas susipažino su Jody drauge Leslie, kuri labai norėjo nemokamo būstų, kad galėtų sutaupyti pinigų. Netrukus Leslie pateiks pasiūlymą, kuris perkels vieną raudoną sąvaržėlę į kitą lygmenį. Ji pasiūlė galimybę praleisti pusdienį su savo viršininku.
Kas tavo viršininkas, klausiu. Jis sako, Alice Cooper. Taip, Alice Cooper, šokroko legenda. Viena nedidelė problema. Alice Cooper restorane dirbanti Leslie dar nebuvo paklaususi, ar jis sutiktų. Pamąsčiau ir nusprendžiau, kad tai ganėlė mintis. Ir geriausia tai, kad jis nesutinka mainytis, jei antroji pusė negauna kažko labai norimo. Taigi net nedvėjodamas Alice sutiko. Tad Kailas sugrįžo į Phoenixą susitikti su Leslie, kuri netrukus iškeis pusdienį su Alice Cooper į vieno kambario butą metams. Kailas sakė, kad turi atsinešti kažką mainams, nes jis duos man raktus. Pamačiau ant sienos kabančią šią kaukę. Taigi atidaviau raktus dėvėdamas kaukę ir spausdamas ją į ranką jos namo prieangyje. Mainai buvo šiek tiek simboliški. Kai Kailas paskelbė tinklalapyje apie Alice Cooper, pasiūlymai pasipylė tūkstančiais. Tačiau kitas sandoris bus kiek kitoks nei iki šiol. Netrukus Kailas priims pirmą gerai apgalvotą sprendimą. Jis atidavė pusdienį su Alice Cooper koncertų fotografe iš Sinisačio, Ohajos valstijos už taiką. Šviečiant į grupės Kiss sniego rutulį. Jo gerbėjo armija buvo priblokšta. Kaip vos $20 vertės sniego rutulys priartins jį prie trokštamo namo. Tačiau Kailas žinojo, kad gali sudominti aktorių Corbiną Berseną, geriausiai žinoma už vaidmenį seriale Los Andželo įstatymas, nes sužinojo, kad jis turi didžiulę. Taip, sniego rutulių kolekciją. Turiu 6000 sniego rutulių. Nebuvau girdėjęs apie Kiss sniego rutulį. Kai pamačiau tą pasiūlymą, iškart panorėjau. Galima man? Man jo labai reikia. Taigi Corbinas Bersenas pasiūlė Kailui vaidmenį savo režisuojame filme Reikalingoji Dona. Tai puikiai galimybė kažkam, kas norėtų tapti aktoriumi ar aktorė. Tu taip džiaugiesi, nors net ne pats vaidinsi tame filme. Labai noriu pamatyti Corbino Berseno sniego rutulių kolekciją. Kas nutiko jums šiandien susitikus su Kailu? Labai džiaugiausi pamatęs naująjį rutulį. Koks gražus sniego rutulys. Visai kaip Kalėdų rytas. Būtent, Kalėdų rytas. Tik pažiūrėk, nerealu. Dar kartą įvyko stebuklas. Kailas palietė dar vieno žmogaus gyvenimą savo kelionėje nuo sąvaržėlės iki namo. Vos praeitą savaitę praėjus metams nuo jo nuostabaus nuotykio pradžios, jaunasis vaikinas iš Montrealio įvykdė 14-ąjį sandorį. Šį namą jam pasiūlė Kiplingo miestelis, greitai organizuosiantis atranką vaidmeniui Berseno filme. Kailo svajonė pagaliau išsipildė. Kiek verta viena raudona sąvaržėlė? Pati sąvaržėlė neverta nieko. Vertė glūdi tame, ką Kailas su ta sąvaržėlė padarė. Šios istorijos gale ir yra Kailas.